tokių dviejų Lietuvos futbolo komandų dvikovos pastarosius porą metų sulaukė daugiausiai futbolo gerbėjų ir žiniasklaidos dėmesio. Žinoma, tai paskutinių 4 metų šalies čempionų Panevėžio Ekrano ir Vilniaus Žalgirio kovos. Šį sekmadienį 14 val. Vilniuje ekipos šiemet susigrums A lygoje jau paskutinį kartą. Rungtynių svarba didžiulė. Pergalės atveju ekraniečiai nutoltų nuo Žalgirio per 7 taškus. Vilniuje komandos jau buvo susitikusios gegužės pabaigoje, mačas baigėsi be įvarčių. Pirmoje šių komandų akistatoje balandžio mėnesį Panevėžio futbolo akademijos stadione mačo baigti lėmė tikslus Manto Savėno smūgis antrojo kėlinio pradžioje. Tai buvo vienintelis įvartis pelnytas žaidimo metu per šių ekipų dvikovas. Paskutinis mačas Panevėžyje taip pat neišaiškino laimėtojo, dvikova baigėsi 0 lygiosiomis. Ar bus įvarčių šį sekmadienį ir kiek, sužinosime spalio 7 dieną Vilniuje. O keliauti į rungtynes galite kartu su pirmąja Armada, su Ekrano ištikimiausiais sirgaliais. Kelionės kaina yra simbolinė, o geras laikas garantuotas. Daugiau informacijos apie išvyką galite rasti fk-ekranas.lt arba _armada.lt. Keliaukite kartu ir padėkite Ekranui žengti didžiulį žingsnį link čempionų vardų.